Kalispera. Geros popietės linkėjimai iš Kretos, iš pietų Kretos, po audros ir prieš audrą, kuri tvenkėsi. Jūs galbūt nematote man čia už nugaros, bet dabar apversiu kamerą. Ir štai, prašom, iš čia ateina debesis. Taip, gyvename tokiam laikotarpyje, kad audros debesis tai ateina, tai išeina. Na ir galbūt kas nors iš jūsų atpažįstate, galbūt ne, bet esu arčiau Baltųjų kalnų, pietinėje Baltųjų kalnų pakrantėje, pakankamai aukštai, beveik 600 metrų virš jūros lygio, iš kur matosi galbūt daugam irgi žinomas Lutro miestelis, koks miestelis, kaimelis, kurortas, kur daug kas važiuoja štai į šį kurortą, tiksliau nevažiuoja, čia neįmanoma atvažiuoti, čia galima tik ateiti pešiom arba atplaukti laivu. Na ir šitas kurortėlis nukentėjo per praėjusios savaitės įvykius, per praėjusios savaitės vėją. Be abejo, dauguma rašė apie tai, kas dėjosi Maltoje arba Italijos pakrantėse, bet nieks nerašė, kas dėjosi čia Graikijai, išskyrus Atėnus, bet Kreta buvo šone, per daug mažai galbūt kažkokių tai baisių padarinių, nors aišku pats kurortas nukentėjo. Patikėkite, visą tai, ką jūs dabar matote, iš viršaus yra pakankamai gražu, bet viskas buvo aukštinkojom dar prieš kelias dienas. Žmonės čia daug ką jau sutvarkė. Tai, kad gyvename tokiu laiku, kai iš pietų gali laukti bet ko, taip, esu pietinėje salos pakrantėje, nuo čia, kur stovi iki ten tolumoje, kur jau net nesimato horizonto, yra Afrika. Nuo čia iki Afrikos 300 km ir tai yra viena piečiausių Europos dalių. Na, o jeigu žiūrint, gaila nesimato dėl debesų, bet jeigu žiūrint štai ten tiesiai, yra Gavdo sala, pats piečiausias Europos taškas. Taip, gyvename tarp audrų, ką aš ir pasakau, audros išėjo, audros ateina ir kitą savaitę Kretoje bus tokia visa persipinus ir įvairiausių įvykių čia žada, bet kas yra blogai ir dėl ko išgyvena patys kretiečiai, dėl pietų vėjo. Nes visą tai, ką jūs matote ir kuo dalinuosi, atneša pietų vėjas, o jis yra šiltas vėjas, tai vadinasi bus šilta. Jei šilta žiema, tai yra blogai. Taip, žiema turi būti šiek tiek šaltesnė, ne plus 18, kaip žada sinoptikai artėjančią savaitę, nes sinoptikai žada, kad netgi nakties metu temperatūra, oro temperatūra bus apie plus 12, kas, neturėtų tai būti, nes nepaisant to, kad kalnų nesimato, to parodysiu kitą pusę, nes tai baltieji kalnai man yra kitoje pusėje. Čia yra Šventos Jekaterinos bažnytėlė, paskui galėsime įeiti ir ją. Baltųjų kalnų nesimato, išlindusi viena viršūnė virš 2000 metrų, štai pasižiūrėkite, ant jos sniego nėra. Tai yra vienas kitas lopinėlis sniego ir tai ką reiškia, vadinasi, jeigu nėra sniego, turėsime mažai vandens vasarą. Tai yra labai svarbu visiems ir kadangi dabar dienos ilgėja, o kai dienos ilgėja, vadinasi, nesusiformuos tas ilgas, toksai storas ledo sluoksnis, kuris ilgai tirpsta. Ir Kreta gali susidurti su vandens trūkumu vasarą. Pagyvensi, pamatysim. Čia nenoriu būti blogas pranašas ar orakulas, bet taip gali būti. Tai tie, kas sakot, kad geras oras Kretoje yra palaima žiemą, patikėkite, kasate truputėlį duobę ne ten, kur reikia. Negalima taip sakyti. Reikia sakyti, kad lytų, kad būtų to vandens, kad ne tik talšotų balus štai šitame senajame forte, ant kurio pakilau, bet piltų daug lietaus ir atšaltų tam, kad susiformuotų ta sniego danga ant Baltųjų kalnų, apskritai ant visų kalnų. Tai yra Kretai be galo svarbu. Tai va, šiandien kiek užtrukau, kaip matote, popietė jungiasi, bet tam, kad apvažiuoti Baltuosius kalnus, be abejo reikia laiko. Ir kol apvažiuoja, štai ir debesis ateina ir panašu, reiks netrukus nešti kudašių, nes šitoj užpils kaip reikalas. Panašu, kad ateina gera lietaus dozė, bet tiek tikrai bus per mažai netgi ir šiuo metu. Kuo gyvena Kreta? Gyvena žiema, gyvena lietaus laukimu, gyvena šalčio laukimu ir jo yra, kaip ir sakau, per mažai, bet, ką darysi, yra kaip yra. Ir be abejo,
visi gyvena jau po truputį, nepatikėsite, bet jau šnekam ir apie Velykas, Velykų laukimų. O kodėl šnekam apie Velykas? Nes dar praeis savaitę ir patikėkit, jau kitą sekmadienį pasakosiu apie Velykas. Yra tokie reikalai, kad jau Velykų laukimas prasideda po savaitės. Na, apie tai papasakosiu po savaitės. Na, o artėjantį savaitę, nepaisant to, kad bus šilta, kaip ir sakiau, bus šilta, jinai neturės kažkokių didelių įvykių. Šiandien beje yra Šventasis Grigoris. Jeigu pažįstat, einam. Jeigu pažįstat kokį Grigorį, pasveikinkite jį su vardadieniu ir pasidžiaukite kartu su juo. Beje, čia Svakijoj, kur aš esu, pakankamai daugiau yra anemonių, plukių, apie kuriuos neseniai rašiau Facebooko puslapyje, kad mes su Mimi išėjom, sakau, jo žydi kilimais, tai čia jau jos praktiškai žydi kilimais ir galite pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Tai yra žiemos gėlės, visiškai žiemos gėlės ir jos žydi šitam žaliam patale. Ir tai nereiškia, kad ateina pavasaris. Pavasaris ateis, kada kai žydės visai kitokios gėlės ir Kreta nugeltonuos, kai pradės žydėti dygieji liepštai, kai pradės žydėti tokie apvalūs, nugi pamiršau, apvalūs, gražus, prisiminsiu, pasakysiu. Žodžiu, viskas, kai pradės žydėti geltonai, tada ir ateis pavasaris. O dabar kol kas yra žiemiškas peizažas ir, kaip ir sakiau, laukia šiltą savaitę, palyginus šiltą savaitę. Vienas iš tokių įdomesnių įvykių, antradienį yra Chrizostomo vardadienis. Sakiau, šiandien yra Grigorijos vardadienis, antradienį yra Chrizostomo vardadienis. Jeigu pažįstat kokį Chrizostomą, sveikinkite jį. Chrizostomas išvertus iš graikų kalbos reiškia auksaburnis. Chrysos auksas, stomus burna. Tai tiesioginis vertimas, tai nėra rusiški vardai, kaip ir sakiau, daugelis rusiškų vardų yra kilę iš graikų kalbos. Tai va, iš mūsų pusės tai buvo vaisių, žinot visi puikiai, kad praeitą savaitę buvo skirta vaisiams, yra daug klausimų, kada vėl bus vaisiai, planuojame kartu su Jurgita, planuojam, štai jinai čionai, beje, sportuoja sėkmingai kartu su Mimi, mes planuojame, kad vaisių turėsime vasario pirmąją savaitę. Tai sekite pranešimus tiek mano Kretoje, tiek aišku Kretos skoniai puslapyje. Na, o dabar pagrindinis dalykas kartu su vaisiais atkeliavo ir alyvuogių aliejus. Tai jeigu norite įsigyti alyvuogių aliejaus 750 ml buteliuose arba 1000 ml skardinėse, jo turim ir vienokio ir kitokio. Tai yra šviežias derlius. Alyvmedžių nematau, vienas kitas galbūt va ten apačioj, bet taip, šviežias derlius, labai puikus aliejus ir labai džiaugiuosi, kad pavyko išlaikyti tą pačią kainą, kuri buvo ir praeito derliaus aliejui. Tai jeigu baigėsi atsargos, pirmin į kretoskoniai.lt įsigyti alyvuogių aliejaus. Na, o kas svajoja įsimaudytis į šituose, mato, tokios spalvos paplūdimiuose, tokiam vandenį, aišku, saulės būtų daugiau, dar būtų ryškiau, tai jau reikėtų pradėti tą planuotis ir labai stipriai. Dėl atvykimo ir ekskursijų ir kelionių po Kretą, ypač automobilių nuomos, kreipkitės, mes dirbame ir atsakome į visus laiškus, stengiamės atsakyti pakankamai greitai. Tie, kas jau kreipėsi ir laukia atsakymų dėl jau konkrečių planų, šiek tiek užtrukom, vaisiai mūsų sustabdė visas planavimas, bet ir jiems be abejo atsakysim, jau sudėliosime pačius konkrečius maršrutus, kaip keliauti po Kretą. Nes keliauti nieko nežinant, gal ir galima, bet kai kažką žinai, kur užsukti, ką pamatyti, kur sustoti, kam linkėjimų perduoti, netgi kur pavalgyti, pavyzdžiui, atplaukus, neatvažiavus į Lutro, nes, kaip ir sakiau, į šitą kaimą neįmanoma nei
privažiuoti kažkaip tai, tik tai ateiti pešiom arba priplaukti. Netgi ir šitam kaime galiu pasiūlyti keletą tavernų, kuris puikiai skaniai papietausite arba pavakarieniausite. Beje, kai kurie žmonės mėgsta čia atvykti ir visoms atostogoms. Kažkada su Jurgita mes irgi buvom visoms atostogoms ir pešiom vaikščiom po šitos kalnus. Jurgita sako, puikiai Vaivorykštė kažkurioje tai pusėje. Štai prašom, transliacijos proga, tikiuosi matysis. Opa, štai jinai yra. Turim Vaivorykštę ir jau pirmi lašai ant nosies krenta. Tai sulaukiam ir lietaus, tai reiškia, kad viskas tvarkoj. Lietaus šiandien turėsim, nes tikrai, žinokit, lyja, tuoj net ir ant ekrano pasirodys, gal ir dabar matot lašai kaip krenta. Tai reiks lysti kažkur tai į vidų, nesušlapti, pralaukti lietų ir keliauti toliau. Bet dabar pasidžiaugime visi kartu šitą Vaivorykštę, kurią dovanoja mums gamta. Nėra jinai didelė ir iš tikrųjų tokie sutapimai mane visada žavi, nes tu sustoji, užlipi į viršų ir štai tau dar dievulis padovanoja Vaivorykštę, kaip sakant, kad viskas būtų kartu. Ir dar šiek tiek saulės. Alio. Jinai matosi visa, tai pasižiūrėkite. Beje, matot vėliavą, čia buvo vėliava, jinai nudraskyta. Kodėl jinai nudraskyta? Vėjas buvo be galo stiprus, 10 boforų, tai yra uraganinis vėjas. Mes buvom nusileidę prie paplūdimio, ten viskas išvartyta ir išdaužyta. Tai jeigu norite pamatyti tokias Vaivorykštes, atvažiuokite į Kretą arba pavasarį anksti. Skrydžiai prasidės kovo 30, galbūt ir pataikysit, arba jau rudenį, kai prasideda lietus ir prasideda Vaivorykščių laikas, tai yra Vaivorykščių metas ir tikrai pasigrožėsite tokiais vaizdais. Jei norite daug saulės, tada jau vėliau. Kokia jinai ryški šitoj pusėje. Tiesiog dovanėlė. Dovanėlę šitos transliacijos proga. Nežinau, ką tai gali reikšti, patys nuspręskit, ką tai gali reikšti, bet taip yra. Mes turime pilną Vaivorykštę. Tiesiogiai, su tiesioginė transliacija iš Kretos. Jurgita sako, žiūrėk, jinai dviguba. Fantastika. Retas atvejis, turbūt pirmas atvejis transliacijų istorijoje, kai atsiranda čia pat, išdygsta Vaivorykštė ir netgi matau, kur jinai yra, Anopolio kaime, jinai yra ten ir reikia leistis po truputį žemyn kartu su Vaivorykšte, nes lietus ateina. Mimi, keliaujam. Besileidžiant, ką turiu pasakyti? Jeigu domina mūsų paslaugos, jeigu domina pamatyti tokias gražias vietas, kur mes esam šiuo metu, su Vaivorykštėmis ar be jų, su pasimaudymais ar pasivaikščiojimais kalnais, su automobilio nuoma, žinant, kur nuvažiuoti ir ką pamatyti, kreipkitės dabar. Geriausia, aišku, elektroniniu paštu atostogos@manokreta.lt arba tiesiog galite paskambinti arba parašyti per užklausas, kurios yra manokreta.lt puslapyje, užeikite tenai, ten yra visa informacija ir matysite, kiek ten yra visko, ką galite sužinoti. Tai plus manokreta.lt viršuje, kaip ir visada sakau, viršuje kairiame kampe yra mano telefono numeris, paskambinkite, galim pabendrauti. Labai džiugu, kad daugelis skambina keliautojų, klausia, teiraujasi. Dabar jie daug klausimų apie apgyvendinimą, netgi matau Facebook'e tų klausimų apie apgyvendinimą, apie viešbučius. Ir man mistinis klausimas, kaip Facebook'e jums gali kažkas patarti dėl apgyvendinimo. Jūs rašote, koks viešbutis geras. Man geras yra toks viešbutis, kurį aš galiu tik pernakvoti. Kažkam yra geras viešbutis, kur yra vaikams kažkokios pramogos. Dar kažkam geras viešbutis, kur yra spa. Arba kur yra geras maitinimas. Klausti, kas yra geras viešbutis, yra, tiesiog labai keistas šitas klausimas. Ir visada rekomenduoju vieną. Jeigu
norite gero patarimo, kreipkitės į agentus. Agentai tikrai padės. Arba mes su Jurgita tikrai pakomentuojam, duodam informacijos ir suteikiam tą informaciją. Tiesiog reikia bendrauti ir labai keistai kartais atrodo, kai man parašo kažkas, sakau, paskambinkite ir paskui tylu, tiesiog nutraukia bendravimą. Na, jeigu, netgi kartais, ne kartais, dažniausiai parašau, kad jeigu negalite paskambinti dėl kažkokių priežasčių, parašykite, nes įvairiausius priežastis gali būti. Tai mes galim toliau komunikuoti, bet komunikacija yra svarbu. Ir tik tai žinant jūsų poreikius galima patarti viešbutį, galima patarti apgyvendinimą. Apie tai esu rašęs, apie tai esu pasakojęs. Tai turėkite tą omeny. Ir bendravimas yra labai labai svarbu. Tai bendraujam, šnekamės, skambinamės, susirašinėjam ir tikrai pasistengsiu, kad jūs gerai praleistumėte laiką, o gal net ir išbėgtumėt pabėgioti su Jurgita po kalnus. Pažiūrėkite, ką jinai veikia. Jinai bėga. Jinai užbėgo į viršų. Bravo, išgirdo mano žodžius. Perskambinsiu būtinai. Šaunuoliai tiesiogiai supranta, pasakė skambint, skambinu. Valio, perskambinsiu būtinai, kai tik tai baigsiu šitą transliaciją. Kažkokia mistika ir vaivorykštė, ir skambutis transliacijos metu, tada, kai šneku apie skambinimą. Man patinka, sakau, tokie sutapimai ir nežinau, kas juos sureguliuoja. Taigi, dar kartelį, priešais jūs baltieji kalnai visiškai paskendę debesyje, kamera jau aplyta visiškai. Aš irgi šiek tiek pašlapau, važiuojam į apačią gerti kalnų arbatos ir valgyti svakienį pytą. Kas žino, kas ragavo, puikiai supranta, kaip tai yra skanu. Kas nežino, atvažiuokit. Tikrai, jeigu atkeliausime į Sfakiją, į šitą regioną prie Baltųjų kalnų, pasakysiu ir parodysiu, kur yra pati skaniausia svakienį pyta. Ten ir važiuoju. Jie dirba net ir žiemą. Fantastika. Atvažiavus į tokį, kaip sakant, visiškai dievo užmirštą kraštą, tu žinai, kur išgerti arbatos ir suvalgyti svakienį pytą. Tiek šiandien su visa šita magija, kurią jūs matėte, su vaivorykštėmis, su skambučiu tada, kai šneku apie skambučius. Ačiū, kad sekate, ačiū, kad domitės, ačiū, kad dalinatės gražiom mintim, palinkėjimais, ragaujate mūsų vaisius ir, kaip ir sakiau, tų vaisių vėl bus. Na ir pagrindas, bendraujam, kad ir koks klausimas kyla apie apgyvendinimą Kretoje, apie autonuomą, apie mano ekskursijas. Tai yra pats geras laikas bendrauti dabar, nes vėliau, kuo daugiau bus, arčiau bus atostogų sezonas, tuo laiko bendravimui man ir Jurgitai bus mažiau. Supraskite tai. Tiesiog toks mūsų darbas. Ok, tiek šiandien. Dar parodau, už čia prasideda vienas man gražiausių takų. Aplijo kamera, bet matosi. Man gražiausių takų žemyn. Jeigu kažkas ėjot, puikiai prisimenat, jeigu dar neėjot, galbūt praeisite. Iš čia galima pešiom nueiti iki Lutro. Nedaug. Valandėlę su trupučiu ir jūs būtumėt apačioj, įsimaudytumėt Libijos jūroje. Tiek šiandien. Ačiū Jums labai. Sėkmės ir iki pasimatymo po savaitės. Iki.